Pirmas žingsnis – atstuminti kūno kalbą. Pradėkite nuo kūno kalbos, lenkite pečius, žiūrėkite žemyn, niekada nežiūrėkite žmonėm į akis. Taip sukursite atstuminti įspūdį. Pavyzdžiui, per svarbų pokalbį, vietoj aktyvaus klausymosi ir bendravimo, demonstruokite absoliutų abejingumą. Antras žingsnis – nuolat tikrinkite telefoną. Telefonas jūsų pabėgimas nuo realybės. Pokalbio metu, vietoj dėmesio pašnekovui, naršykite socialiniuose tinkluose. Tai rodo, kad esate pernelyg įsitraukę į virtualų pasaulį ir nepaisite realių žmonių. Akivaizdžiai rodykite, kad jie jums nuobodus. Atsakinėkite į klausimus žiūrėdami į telefono ekraną, o ne į pašnekovo akis. Trečias žingsnis – vėluokite. Vėlavimas yra puikus būdas parodyti savo neatsakingumą. Nesvarbu, ar tai darbo susitikimas, ar susitikimas draugais. Vėluokite. Tai parodysite, kad jūsų laikas yra svarbesnis už kitų. Ketvirtas žingsnis – visada pateisinkite savo klaidas. Padarę klaidą, niekada nepripažinkite. Vietoj atsakomybės kaltinkite aplinkybės, kitus žmonės ar net orą. Tai parodysite, kad esate nepajėgus priimti kritikos ar mokytis savo klaidų. Penktas žingsnis – išorinė kontrolė. Tikėkite, kad viskas, kas nutinka jūsų gyvenime, yra ne jūsų valioje. Kaltinkite likimą, aplinkybės ar kitus žmonės. Taip niekada neprisimsite atsakomybės už savo gyvenimą. Šeštas žingsnis – grobkite dėmesį. Kai esate su kitais, visada nukreipkite dėmesį į save. Jūsų patirtis, problemos ir pasiekimai turėtų dominuoti pokalbyje. Tai parodysite, kad kitų žmonių patirtis jums nėra svarbios, o svarbiausias esate jūs. Septintas žingsnis – kalbėkite apie kitus neigiamai. Kai nekalbate apie save, kalbėkite neigiamai apie kitus. Tai gali būti paskolos ar kritika. Taip išlaikysite toksišką aplinką aplink save. Apkalbėkite visus ir visada. Jei nežinote tikros istorijos, ją išsigalvokite ir paskleiskite. Aštuntas žingsnis – būkite neprognozuojami. Elgtis neprognozuojamai, žadėkite vieną, darykite kitą. Tai gali sukelti chaosą jūsų asmeniniuose ir profesiniuose santykiuose, bet tai puikus būdas parodyti savo nepastovumą ir nepatikimumą. Devintas žingsnis – nesistengite ir netikėkite. Vietoj to, kad planuotumėte ir siektumėte savo tikslų, tiesiog svajokite ir nedarykite nieko, greičiai. Taip niekada nepasieksite savo siekių ir galėsite kaltinti aplinkybės. Atsiminkite ketvirtąjį žingsnį. Dešimtas žingsnis – pasiduokite neigiamumui. Galų gale, pasiduokite neigiamom mintim. Tvirtinkite, kad niekada nepasikeisite ir visada būsite nepakankami ir taip išlaikysite savo negatyvų požiūrį į gyvenimą. Tai galiausiai lems, kad gyvensite be vilties ir pokyčių galimybės. Tai buvo vadovas, kaip žingsnis po žingsnio galite sugriauti savo gyvenimą. Tačiau atminkite, tai buvo tik ironiškas pavyzdys. Iš tiesų raginu jūs elgtis atsakingai, mokytis iš klaidų ir siekti gerovės. Tegul šis vaizdo įrašas tampa paskata keistis ir gerinti savo gyvenimą.